Taip, tai sveiki visi dar kartelį. Šiandien susirinkę čia SMK 34-ame Lituanikone. Ir šiandien Lituanikonas, nepaslaptis, dedikuotas šiurpo temai. Ir mes turim du svečius, kurie turi savo podcastą, gal kažkas esate apie jį girdėję. Podcastas vadinasi Žarnų malūnas. Ir jame kalbamasi apie kiną. Tai džiaugiuosi, kad Žarnų malūno kūrėjai prisijungė šiandien, sutiko būti įtraukti į Lituanikono programą. Ir aš trumpai pristatysiu, kas šie vyrukai ir tada leisiu tiesiog kalbėtis. Tai du Lietuvos kino pasaulio žmonės, žinomi Lietuvos kino pasaulio žmonės. Dešinėje Dmitrijus Gluščevskis, kino kritikas, galbūt esat skaitę jo tekstų LRT ar kitose portaluose, kelių festivalių programos sudarytojas, tai Skanoramos ir Pirmosios bangos, gal kažką praleidau, bet čia dabar taip pristatinėjau. Ir taip pat režisierius Jonas Trukanas. Mes jau pirmadienį buvome susitikę, gal kažkas dalyvavote, žiūrėjome Rūpintojėlį, naujausią lietuvišką siaubo filmą. Tai va, tai perduodu mikrofoną ir dėkui. Ačiū. Sveiki visi. Ačiū, sveiki. Labai žinokit, yra keistas entuziazmo Dmitrijus. Aš gan pasimetęs jaučiuosi, nes mes, pirmas dalykas, kas mane muša iš vėžių visada yra girdėti, kad tebe egzistuoja mūsų podcastas, nes jis formaliai nėra palaidotas, kažkaip mes gyvenam viltimi, kad kažkada vėl prie jo grįšim, bet kuo toliau, tuo labiau atrodo, kad jį įgalino labai konkrečios aplinkybės, o būtent mūsų užsidarimas namuose COVID metu. Tada mes neturėjome galimybės skirti savo laiką daug svarbesniem dalykam, tokiam kaip pagerimui alaus ar ten susitikimui su žmonėm, kuriuos iš tiesų mėgstam. Dėl to tiesiog kas savaitę bendravom su Jonu per webkamus. Ir iš to išėjo bent vienas gražus dalykas, bet to, kad tapom galbūt geresni draugai, tai Jono filmas Rūpintojėlis. Ne vien tik dėl to išėjo, čia nais jau ne visi laurai. Aš prisiimu visą įtaką savo, viską tau papasakojau, kad tu galėtum sukurti gerą filmą. Tai žodžiu, kiekvieną kartą, kai žmonės sako, kad podcastas tebe egzistuoja, mane tai labai pašildo ir labai guodžia. Bet ir kitas dalykas, iš to, ką girdėjau, ta prasme, mes pratę šnekėtis vienas su kitu, tai dabar labai keista šita dinamika, šitas... Jo, jūs iš tikrųjų turėtumėt jaustis dabar kaip va tam bare prie baro, čia yra alaus daug padėta ir jūs tiesiog girdit pokalbį, kuriame jūs galite irgi prisijungti ir mes tiesiog kalbamės. Tai jūs esat mūsų draugai, pakviečiami į tokį ganėtinai neformalų pokalbį. Nes iš tikrųjų gal čia jo toksai mūsų įžvalga buvo ir kodėl mes ten, jeigu kas nors norės, iš tikrųjų nueikit, pasižiūrėkit mūsų YouTube kanalą Žarnų malūnas. Ką mes darėm, tai mes ėmėm siaubo filmus, sakykime, turbūt Aukso fondo siaubo filmus ir po 2 valandas apie juos kalbėdavom. Analizavom, ieškodavom, kodėl šitie filmai yra svarbus ir mūsų turbūt viena iš tų įžvalgų buvo, kad Lietuvoje bendrai siaubas kaip žanras galbūt nėra užtektinai vertinamas, kiek jis turėtų būti. Tai kiek mes turime epizodų, Dmitrijau? Virš 12, gal iki 15 mes tempiam. Stipriai virš 12. Tai yra hardcoriniai epizodai, mes tikrai mes šnekėjomės 1,5 valandos, jokių montavimų, paskui viskas yra iš anksto, tai prasme tokios paskaitėlės, labai džiaugiuosi. Nu tai va, bet čia biškai apie mūsų, kaip minėjo, aš esu Jonas, aš esu režisierius, visą gyvenimą mane domino siaubo kinas ir tik siaubo kinas. Lituanikonas taipogi domino, aš pirmą kartą jame lankiausi, kai man 15 buvo, man taip atrodo, Vaidylos teatre, slepiausi už užuolaidų, išsigandęs ten vienu metu. Tai va, tai aš toliau kuriu ir mes toliau rašom ir toliau kursim siaubo filmus čia Lietuvoje ir ne tik. O Dmitrijus mes esam kaip ir seni draugai ir vat šiandien truputėlį pabandysim pakalbėti, nežinau, kaip apibrėžti mūsų šito pokalbio temą, turbūt... Jo, turbūt mes šiek tiek mėginom ruoštis, ta prasme, apsitarti, apie ką čia šnekėsim, kad nepasirašytume konkretybių kažkokių ir sutarėm, kad būtų įdomu pajudėti aplink klausimą apie tai, ar veikia
turbūt abstrakčiausiai suformuoti reikėtų, ar veikia kontekstas siaubo kino kūrėjus ir jų auditoriją. Ar yra toks dalykas kaip antlaikiškas, aistoriškas, asocialinis, ar asocialus šitą siaubo kino kūrimas ar žiūrėjimas, ar visgi viskas yra labai čia ir dabar vyksta ir žodžiu, reikia atsižvelgti visas aplinkybės. Ir mano pasiūlymas Jonui buvo, čia toks labai, aš paskui išsimušiu, manau, iš šito, bet kaip dirbantis festivaliuose įprastai šneku, nešo kalbinu kino kūrėjus, tai dabar vos ne interviu toks bus su Jonu iš karto. Bet žodžiu, aš tiesiog informavau Joną, kad aš pradėsiu nuo štai kokio klausimo. Mes, tai akivaizdu, kad Jonas norėjo kurti savo ilgametražį filmą ir buvo akivaizdu, kad tai bus siaubo filmas, tai buvo laiko klausimas. Bet šiaip ar taip Jonas mane informavo tiesiog prieš kažkurią iš podcastų įrašų įsijungęs, kad rašo, jau bus scenarijus ir sako, kad labai padėjo čia mūsų visos šis analizės, nes labai aišku pasidarė, kai veikia visi tropai, visai aišku pasidarė, kur turi judėti tai tam tikri personažai ir kaip galima pažaisti su šitais, ar ne, egzistuojančiam su šitom klišėm. Ir nežinau, kas iš dabar auditorijoje esančių žmonių matėt, bet man bent jau, kai žiūrėjau Rūpintuvėlį, buvo akivaizdu, kad tai yra toksai ne tik filmas, kuris turi papasakoti konkrečią istoriją, bet ir komentaras siaubo kino tema. Labai akivaizdu buvo, kad Jonas žino, kas įprastai turi mirti ir apeina šitą kartais, o kartais padaro tokių labai klišinių scenų, kur super akivaizdu, kad visiškai medinės scenos padarytos tam, kad žmonės, kurie daug žiūri siaubo filmų, atpažintų jas ir tada pakikentų. Tai klausimas, kurį aš norėjau užduoti Jonui, ar įmanoma dabar sukurti tavo manimų ne tokį filmą? Ar įmanoma sukurti siaubo filmą, kuris neatsižvelgtų į tai, kad prieš jį yra keli dešimtmečiai, ar ne, slasherių ir neslasherių ir tradicijos žiūrėjimo ir apskritai ten krūvos knygų išleista apie tai, kaip žiūrėti filmus? Jo, tai mano tezė turbūt, kurią aš ir bandžiau, Dimitrijau, tau ir pranešti šito, žinai, pokalbio pradžiai, kai mes pradėjom, tai yra ta, kad siaubo kino, mano galva, jo žiūrėjimo patirtis labai keičiasi priklauso nuo konteksto. Tai yra, kuo daugiau žmogus yra matęs siaubo filmų, tuo kitaip jis gali suprasti žiūrėdamas siaubo filmą. Nes siaubo filmas kaip joks kitas žanras kine yra ypatingai perpildytas klišėmis, citatomis. Ir praktiškai kiekvienas filmas yra kito filmo citata, iš esmės. Nes mano galva praktiškai dabar kiekvienas siaubo filmas jis savotiškai telpa į kažkokį požanrą. Ar tai yra slasheris, ar tai yra zombių filmas. Tai jeigu mes kalbam apie zombių filmus, tu negali nekalbėti apie Romero. Negali nekalbėti apie Night of the Living Dead, negali nekalbėti apie Evil Dead. Ir tai visą laiką bus filmai, pagal kurį tas filmas bus vertinamas. Ta prasme, filmas apie zombius negali egzistuoti vakuume. Kaip ir negali egzistuoti vakuume slasheris. Kiekvienas žiūrovas ir kūrėjas turbūt pirmiausiai lygins su kažkuriuo filmu, kurį jis matė prieš tai. Čia net turbūt reikėtų paminėti ir tai, kad pačių filmų pasaulis negali ignoruoti fakto, kad tokie filmai egzistuoja. Ar ne? Vis daugiau pasirodo ten zombių filmų, kur keistai atrodo, jeigu prasideda zombių apokalipsė ir žmonės sako, o kas čia dabar, kas čia yra keisti šitie žmonės, kas valgo jo. Prisikėlė negyvėliai. Jo, įprastai pirma mintis yra, tai zombiai, maždaug žinom, ką daryti ir tada reikia režisieriaus užduotis ar scenaristo užduotis yra turint omeny, kad žmonės jau kažką žino, nuveikti kažką naujo. Arba slasherių atveju lygiai tas pats, ar ne, turbūt net šioje vietoje atsirado Veso Craveno Screamas kaip meta slasheris, dėl to, kad pasidarė akivaizdu, kad slasherių buvo prikurta 90-metį tiek, jog patys slasherio herojai negalėjo nežinoti apie šitus filmus. Čia gal reikėtų truputėlį ir įvesti apie slasherius bendrai, kaip apie žanrą, kadangi tai yra mano toksai mėgstamiausias, aš neabejoju, kad yra auditorijų žmonių daug kas ir žino tą tikslų apibrėžimą. Bet net jeigu jūs nežinote, kas yra slasheris ir tas terminas, jūs puikiai žinote, kad yra filmai, kuriuose yra vyras su kauke, jis turi peilį, ir žudo žmonės, kurie yra dažniausiai atskirtoje vietoje, jie dažniausiai taip pat atlieka kažkokią nuodėmę. Ir slasheriai, kaip aš labai dažnai siaubo filmus labiausiai reiškinu per slasherio pavyzdį, nes tai yra labiausiai schematiškas požanris. Tas slasherį, jeigu mes pasiemame
Tai slasherių pradžia buvo Texas Chainsaw Massacre, Kruvinos skardinės Teksase. Galima dar pridėti tam Penktadienis 13, kurį visi matėte turbūt. Ir tie filmai visiškai suformuoja apibrėžimą, kaip mes, kaip visuomenė, suprantam, kas yra slasheriai. Ir pavyzdžiui, ir tai, kad vat, būtent žmogus pamatęs žudiką su kauke, jis iškart turi kažkokį kontekstą. Nes jis vis tiek yra, pavyzdžiui, mes tam pačiam rūpintojėlyje, mes turim vyrą su medinė kauke, tai mes negalim nesakyti, kad mes kažkaip neatsimušom nuo Jasono iš Penktadienis 13. Mes galim meluoti ir sakyti, niekad gyvenime nemačiau šito žmogaus, labai įdomu, kas jis. Bet nieks nepatikės, nes visi žino, kad jis egzistuoja. Tai va, ir slasherių esmė iš tikrųjų tai buvo labai baudžiantis požanris, kur iš esmės personažai yra baudžiami už savo nuodėmes, baudžiami už seksą, baudžiami už ten neištikimybę, baudžiami už alkoholio, narkotiko vartojimą ir ateina visa griaunanti jėga, kas yra žudikas, kuris juos išpjauna. Ir viena mergina, dažniausiai patyrusi kažkokią vidinę transformaciją, išgyvena ir patampa stipresnė. Tai ją vadiname Final Girl. Tai va, tai slasheriai. Jo, ką tu manai? Man atrodo paranku nuo jų atsispirti dėl to, kad, ir nežinau kodėl, nors žinau, norėjau pasakyti, kad kažkodėl tokioj turbūt populiarioji sąmonė, jeigu sakai siaubo filmas, tai žmogus pagalvos arba apie tokio antgamtinio siaubo pavyzdžius, kokį egzorcistą. Skambutę. Dažniausiai pas skambutę, nes tai yra labai patirtis, kurią ypatingai Lietuvoje mes visi turime panašaus amžiaus žmonės, tai yra skambutis. Turit skambučio patirtį, kai nemegojot? Nieks ne, taip visi turime, labai gerai. Visi. Nekėlė ragelio, ten, kai skambino namuose, aš tai nekeldau, nukirpau laidą po skambučio. Ir kitas dalykas, apie kurį pagalvos, jeigu ne apie šitus filmus, tai pagalvos apie kokį būtent Penktadienį 13 arba ten Fredžio Krugerį, ar ne, franšizę Košmarų Bobų gatvėje, arba kas ten dar Halloweeno, ar ne, vis nemirštančią, dabar jau liktai nusibaigusią, pagaliau baigtą franšizę. Tai, žodžiu, pagalvos apie slasherius. Skrymas, klyksmas irgi dažniausiai, asmuo su tuo vaiduoklio veidu, tai irgi asocijuojasi pirmiausia su siaubo filmais arba su pačiu baisiausiu filmu, kas neturi nieko bendro su siaubo filmais, bet iš tikrųjų mūsų sąmonėje jis irgi taip ganėtinai stipriai yra įsirėžęs, man atrodo. Tai aš turiu tokius du klausimus, apie kuriuos noriu, kad tu biškai pagalvotum ir aš truputį prisidėsiu. Vienas yra su rūpintojėliu susijęs, ar ne, turint omeny, tipo tokią įvykusią proliferaciją slasherų 90-metyje ir gerų ir prastų ir jų milžinišką įtaką. Tu kai kurį rūpintojėlį, kaip siaubo kino mėgėjas ir apologetas, žinoma, atsižvelgia į šitą visą tradiciją. Bet tuo pačiu tu labai gerai žinojai, kad Lietuvoje, kažin ar taip gerai, žinoma, kažin ar mes turim tokią gerą kultūrą siaubo žiūrėjimo ir panašiai. Tai ar tu galvoji apie strategijas, kaip viena vertus pataikyti į auditoriją, kuri užsienyje tikrai žinos, kaip žiūrėti šitą filmą, ar neturi labai aiškias praktikas ar aiškias žinias, o kita vertus, Lietuvoje kažkaip pritaikyti jį tokiai auditorijai, kuri galbūt apskritai nieko neturi. O kitas klausimas, ar ne iš tokios istorinės perspektyvos, ar tu manytum, kad tai yra kažkokia aiški priežastis, ta prasme, ar čia yra atsitiktinumas, kad slasheriai tapo tokie populiarūs ir kad jų yra tiek daug prikurta, ar visgi yra kažkoks esminis ryšys tarp apskritai žmogiškosios psichologijos ir to, kai veikia būtent slasheris? Jo, tai turbūt vienas momentas yra, kad, čia reikia kalbėti apie tai, kad mes Lietuvoje iš esmės mes neturime ne tik siaubo filmų gamybos tradicijos. Tai reiškia, mes neturime kūrėjų, kurie kurtų siaubo filmus, bet mes lygiai taip pat neturime ir siaubo filmų žiūrėjimo tradicijos. Ir kai aš ten lankausi kitur, nežinau, tam toje pačioje Italijoje, su rūpintojėliu ir aš matau žmonės, kurie jiem yra 70 metų. Ir aš jeigu pamatydavau rūpintojėlę ten per kažkokią peržiūrą, kad ateina 70 metų žmogus, būdavo tiesiog gaila jo, kad jis čia apsilankė. Bet esmė yra tokia, kad kai Italijoje, sakykime, kadangi žmonės turi Argento, turi Mario Bava, turi krūvą siaubo kūrėjų, 70-mečiai jie jaunystėje eidavo su savo pirmąją meilę į kino teatrą ir žiūrėdavo siaubo filmą. Dėl to jos visiškai kitaip priema. Tai man atrodo, kad kalbant apie Lietuvą, tų žiūrėjimo tradicijų, mes jų neturime, dėl to apie tai galvojant, kuriant filmą,
galvoti yra, man taip atrodo, gal įdinga kažkaip tais. Bet užsienyje tas siaubo filmų žiūrėjimo patirtis yra ant tiek kitokia. Pavyzdžiui, aš buvau Šveicarijoje festivalyje ir žmonės praplot pasirodžius logotipam, jie rėkia. Visas stalės stovėsi ir pirmie eina filmo logotipai, jie prarėkti. Kai filme yra mirtis, jie meta popkornus į viršų. Tiesiog, kad lytų visiems ant galvų. Jie klykia iš džiaugsmo. Ir tai yra toks kitoks gaivališka patirtis, aš irgi taip noriu. Nu, aš namie gal taip kartais žiūriu, kai rėkt pradedu ant ten, bet aš vienas ir manęs nieks nemato. Ir tos patirties visai norisi, nes tai yra, tas filmas yra priemamas taip ir kaip universali pramoga, bet kartu jis yra ir kažkokia kultūros dalis, ta prasme, kuri visiškai egzistuoja. Ir kad tėvas nusiveda sūnų pasižiūrėti ten siaubo filmą, tai nėra, neturi jis būti kažkaip kalamas prie bažnyčios durų. O tai žiūrėk, tu nematai čia prieštaravimo. Žiūrėk, kur prieštaravimas gali būti. Viena vertus, siaubo, tarsi intuityviai galvojant apie siaubo žanrą, pirmas dalykas, kurį turi įvardinti kaip siaubo tikslą, tai išgąsdinti, ar ne? Ir įprastai, ypač Lietuvoje, apie bet kokį siaubo filmą, kad ar kas išeina į ekranus, pažiūrė Facebook'e kokį komentarą ir sako žmogus, nebaisu, daro šūdą visokį, egzorcistas gerai, o dabar viskas nusistekena, žodžiu, niekas nemoka kurti siaubo filmų. Nu taip, ir marketingo kompanijos lygiai taip pat filmas išgąsdinsantis jūs iki kaulų smegenų. Jo, irgi lūkesčiai yra užkeliami tokie suvaldomi. Tai žodžiu, bet kita vertus, tu sakai, kad šalyse, kur tikrai gerai lankomi siaubo filmai, ar ne, kur yra labai didelės glaudžios auditorijos žmonių, jų žiūrėjimo patirtis siaubo filmų apskritai menkai susijusi su išsigąsdinimu, ar ne? Jie ateina visiškai kitokios tokios, kaip čia pasakius, metakinematografinės patirties, ar ne? Jie daug žino, jie nuspėja, kur bus baisu ir jie džiaugiasi, kuo labiau jie iš anksto žino, kas atsitiks, ar ne, nei kai nesugeba suvaldyti kūrinio ir tarsi išsigąsdina ir ten negali paskui užmigti. Jo, tai man atrodo, čia ir yra tas suvokimas, kuris savotiškai mus... Ir ne tik Lietuvoje, čia yra daug kur suvokimas, kad siaubo filmas tik tai gąsdina. Siaubas tik gąsdina. Ir tai yra, na taip, kažkokiam visiškai paprasčiausiam lygmenį, taip, tai yra kažkokia pamatinė emocija, ar ne, kuri yra. Bet man atrodo, jau labai seniai vien tik to nebeužtenka. Ir žmonės tai mato ir man atrodo, kad tai niekada... Jo, nes tik tai gąsdinantis dalykas, nu žinai, kai žmogus iššoka naktį iš spintos ir tave išgąsdina, čia išgąsdino. Bet filme, man atrodo, visi žmonės, jie ieško kažko biški kito. Tai mano mintis, kurią aš šiandien vedžiau, dabar tu man padėsi sugrįžti prie jos. Jo, siaubo filmai nėra tik tai apie išgąstį ir tai yra faktas. Tai apie ką yra siaubo filmai tada? Apie ką yra siaubo filmai? Aš dar norėjau grįžti prie vieno kito dalyko, kurį tu paminėjai, aš labai atsiprašau, bet būtent žinai, ir nebeužtenka, ir būtent kai mes kalbam, kad siaubo filmas neegzistuoja vakuume, tai jeigu vienas iš personažų filme pasako, gal mes išsiskirstom, visi supranta, kad čia nėra gera idėja. Dabar mes jau esam pasiekę tokį lygmenį, kur visi sako, jeigu čia būtų siaubo filmas, tai mes neišsiskirti, tai vadinasi, jie kyla į meta lygmenį, kur personažai supranta, kad jeigu čia būtų siaubo filmas, kur jie ir yra siaubo filme, tai jie turėtų neišsiskirstyti, bet jie vis tiek išsiskirsto. Nes jie įsivaizduoja, kad tai nėra. Ir mes einam, bet per šitos dalykus, kuriuos, mes visi žinome apie siaubo filmus, nesvarbu, kad ten žmogus nėra siaubo filmų super mėgėjas ir gerbėjas, bet kažkurie dalykai, aš esu tikras. Aš nežinau, aš šnekuosiu su savo mama, ta prasme, tai sako, jo, ten su kaukiam vyrai, čia slasheriai, girdėjau. Nors jis nieko neįsivaizduoja, apie ką čia nais yra. Bet jo, o apie ką siaubo filmai? Siaubo filmai, mano galva, kodėl siaubo filmai kaip žanras veikia, tai yra dėl to, kad siaubo filmai geriausiai reflektuoja visuomenės baimės. Tuometinės visuomenės baimės. Ir savotiškai siaubo filmai mums duoda galimybę per atstumą pasižiūrėti kažko nuo kito baimę, nes šiaip baimė yra turbūt vienas baisiausių jausmų, bet mes turim distanciją su kino ekranu ir mes galim įvertinti savo pačių baimės, žiūrėdami kažko nuo kito baimę, turint saugią distanciją. Man atrodo, kad šitoje vietoje verta gal kokį nors pavyzdį pasakyti, vien dėl to, kad atrodo, kad labai abstrakčiai skamba, ne? Atrodo, kad ateini išsigąsti kontroliuojamom sąlygom, kad tau bijoti būtų ne taip baisu ir tada gaunasi kažkoks toks tipo sviestas sviestotas, bet aš tiesiog kažką kitą turiu omeny.
žinau, kad tu kažką kitą turiu omeny. Sviestuotas sviestas yra geriausias sviestas, nes netęsiu, bet, sakykime, mes pasiimkime tos filmus, kurie iš tikrųjų siaubo filmus, kurie yra padarę įtaką. Pavyzdžiui, Egzorcistas, ne? Kuris, kaip supratau, dabar yra labai nesėkmingai startavo Egzorcisto perdirbinis, ką tik kino teatruose yra tragiškos recenzijos. Bet kokiu atveju, Egzorcistas iš esmės kalba apie tuo metu labai gają Amerikoje antgamtiškumo ir nusižengimo Dievui baimę. Iš esmės Dievo baimę, kuri tuo metu, tai buvo 68 metai, ne? Man atrodo. Bet kokiu atveju tai yra kalbama apie tai. Jeigu mes pasiėmam Alieną, Svetimą, Ridley Scott'o, tai yra filmas apie šaltąjį karą ir baimę to kažko, kas slypi už geležinės uždangos. Ir man atrodo, būtent tai aš tą ir turiu omeny, kad jie sukuria, tiesiogiai, tai aišku, mums niekas nepasako, kad iš tikrųjų ksenomorfas Aliene, jis iš tikrųjų reprezentuoja rusą. Bet tai niekada nėra taip parašyta filme, bet mes, kaip ir suprantam. Ta prasme, arba žiūrėdami iš istorinio konteksto, mes galim šitą dalyką įvertinti. Ir taip, kaip žiūrovai, aš žiūrėdamas tą filmą, aš sėdžiu ypatingai tuo metu. Aš nesėdėjau ten, bet aš įsivaizduoju. Aš sėdžiu, Kubos krizė ir aš galvoju, man kažkaip labai baisu yra, dabar nežinau, kas bus. Ir aš įsijungiu Alieną, ir kažkaip nugali tą Ripley, tą Alieną ir viskas tvarkoja. Šiuo požiūriu įdomu yra tai, kad šiaip istoriškai, kad ir kaip be pasuktum, ir tu taip puikiai žinai, kad siaubo kinas yra labai konservatyvus žanras, ar ne? Siaubo filmai įprastai iškelia problemą, kuri kelia pavojų status quo, ar ne kažkai dalykų padėčiai, kuri laikoma tradiciškai stabiliai kažkaip išlaikančią bendruomenę ir mėgina mus grąžinti atgal į tuos laikus, kai šios problemos neegzistavo. Kalbant apie Egzorcistą, tai labai aiškiai deklaravo pats režisierius, ar ne? Reikia išgąsdinti žmonės taip, kad jie grįžtų į bažnyčią. Nesąmonė yra, kad jie čia dabar pasitikė psichologiją. Friedkinas, beje, Egzorcisto režisierius buvo mega krikščionis. Jis plakėsi, jis antiek buvo vyras, neseniai mirė, nuostabus šiaip režisierius. Bet jo, ir tai yra ganėtinai įdomu, kad tai žmogus, kuris kūrė siaubo filmus iš grynai krikščioniškos perspektyvos. Visiškai, 100% atstovaudamas krikščionišką etiką. Tai va, didžiojo ruso baimė, irgi toksai yra atstovavimas militaristinės Jungtinių Amerikos valstijų galios, ar ne, pozicijų. Tai prasme, mes galim pripažinti, kad Sovietų sąjunga buvo iš tiesų globalus pavojus, bet šiaip ar taip tai nėra kažkoks, ar ne, progresyvistinių pažiūrų vedinas naratyvas, labai akivaizdu toksai šalto karo. Paprastas, toks labai suprantamas yra. Tai yra tiesiog universali baimė, kad yra priešas. Tie patys slasheriai, ar ne? Vaikai, jaunimas, dažniausiai paaugliai yra baudžiami už gan banalias nuodėmes, ar ne? Už tai, kad jie nelanko mokyklos, už tai, kad jie nori lytinių santykių. Už tai, kad jie, nežinau, neprižiūri savo artimiausių žmonių ir vaikų. Apie tai yra Halloweenas, ar ne? Tie, kas apsisako prižiūrėti, jiegi babysitteriai ten visi, ar ne? Tie, kas blogai prižiūri tuos mažosius vaikus, vietoj to susitinka su savo ten merginom ar vaikinams ir mylisi, tai jie pirmi ir miršta. Tai žodžiu, kam tada... Beje. Pirmasis, ir tai irgi yra labai įdomus dalykas, jeigu mes kalbam apie šitą, tai kažkaip yra užsifiksavę ir tai yra visiškai, nežinau, pirmojo juodaodžio mirtis, kaip traupas, kuris kažkuriuo metu Amerikoje, būtent 80-90 metais, tai pasidarė tokia klišė, kad žmonės kartais išeidavo, kai jausdavo, kad artėja pirmoji mirtis, jie žinojo, kad mirs juodaodis, jie išeidavo į tualetą tuo metu kino teatre. Buvo susiformavęs toksai momentas. Tiesiog ne dėl to, kad kažkokia neapykanta juodaodžiams, ne? Ne, žinau. Bet dėl to, kad tiesiog viskas yra aišku. Ir šiaip aš neseniai žiūrėjau tokį filmą, kuris visiškai nuostabiai apverčiasi čia klisė, jis vadinasi The Blackening. Ir tai yra slasheris, kuriame yra tik juodaodžiai. Ir jie nežino, kas mirs pirmas.
Nes niekas turi nemirt, nes jie arba mirt visi. Ir žmonės yra labai pasimetę, ką jiem dabar daryti, nes yra visiškai pasikeitusios žaidimo taisyklės. Tai va, tai rekomendacijos. Labai vietoj, man atrodo, tu paminėjai šiuolaikinį slasherą, kuris žaidžia su taisyklėmis, nes mano klausimas ir buvo tau, ar ne, prie kurios norėjau dabar sustoti, kam kurti kiną, ar ne, kuris akivaizdžiai yra persismelkęs tokio reakcionistinio sentimento, ar ne? Ar čia va, tu kaip kino kūrėjas sieki atstovauti tą konservatorišką kažkokią poziciją ir iš tiesų įsteigti tradicinės ten šeimos vertybės ar panašiai? Ar visgi dabar, kalbant apie šiuolaikinį hororą, apie tai, kas dažnai vadinama elevated horror ar ne, pakylėtasis hororas, mes susiduriam su kažkokia kitokia tendencija? Jo, aš visiškai tradicinio šeimos agenda yra man svarbiausias dalykas gyvenime. Esi vedęs bent jau. Esu vedęs, bet jo. Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, yra terminas, kurį žmonės vartoja, ką tu pasakai, yra elevated horror. Tai iš esmės yra labiausiai tai turbūt kalbama apie režisierius. Jordaną Peelą, Get Out, Us, apie Robertą Eggersą, The Witch, Lighthouse ir Ari Asterą, turbūt, kuris padarė Midsommar ir Hereditary. Tai dabar terminas elevated horror atsirado dėl to, kad siaubo filmai, taip sakykime, turbūt mes turėtumėm įsivaizduoti 2015 metus, jie pradėjo būti ne tik priimami ne tik kaip žemesnis žanras, kuris yra skirtas išgąsdinti, bet režisieriai ir kūrė filmus, kurie patenka ir į kino festivalius, yra prieinami, sakykime, kaip čia, labiau sofistikuotai publikai. Ir tai iš esmės užsitarnavo tą terminą pakylėtas elevated horror. Ne? Ir mano tezė tai yra tokia, kad kai mes kalbėjom, vat, yra Svetimas, kuris yra apie ruso baimę, iš esmės filmas. Tai ką daro šiuometiniai siaubo kūrėjai, tai jie ima globalią baimę ir jie nekalba apie ją. Jie kalba apie asmens baimę. Nes visi šitie filmai, nuo kuriuos aš išvardinu, jie yra labai apie asmeninę žmogaus problemą. Depresija, tai gali būti rasės klausimai, ten Gedautas. Rasės klausimas nėra labai asmeninė problema, man atrodo. Rasės klausimas nėra labai asmeninė. Nu, bet tai kalbama iš asmeninės pozicijos. Man atrodo, kalbama iš tam tikros, kaip čia, klasės gal net, sakyčiau, pozicijos. Ta prasme, Jordanas Peelas akivaizdžiai atstovauja, žinai, reprezentacijos agendą ir šneka ne savo vardu ir ne vieno veikėjo vardu, bet juodaodžių bendruomenės vardu. Jo, bet mano turbūt tezė tai yra ta, kad jie siaubo filmai pasidarė žmogiški. Nu ir tai, ką žmonės priema, tai kad jie atpažinti save, nes mes turėjom labai ilgą etapą, tai yra nuo praktiškai 2000 metų, 99, nuo Blair Witch Projecto iki kokių 2010, kai siaubo kinas buvo visiškai stagnacijoje. Nes jis buvo daromas pigiai, nes jis buvo daromas tam, kad išgąsdinti žmonės, nes jame buvo naudojami tik jumpscare'ai. Ir dėl to jis siaubo kinas, kadangi mes turbūt Lietuvoje kaip tik tuo metu ir augome, tai siaubo filmai iš esmės užtarnavo žemesnio arba B žanro etiketą. Nes būtent dauguma žmonių siaubo kiną pažinojo kaip po tokį. Ne pirmą kartą gyvenime, nes jeigu prisiminsime iki turbūt 70-mečio pradžios, taip labai grubiai iki kokio Hitchcocko Psycho, ar ne, bet iš tiesų dar kurį laiką po Psycho, kalbant apie siaubo filmus, ypač JAV, dažniausiai mes čia kalbam apie JAV, ten yra labai gai tradicija, siaubo kino kūrimo čia Europoje labai sudėtinga šnekėti apie siaubo kiną taip aiškiai ir su tiek žanrinių kažkokių pasiskirstimų iki netaip seniai palyginus su JAV, žodžiu, bet ką norėjau pasakyti. Tai irgi buvo B kategorijos kinas, ar ne? Fantastiniai filmai, siaubo filmai, tai buvo filmai, kuriami pigiai, kuriami automobilių stovėjimo aikštelėms, ten Grindhouse, žodžiu, tokioj žiūrėti žmonėm, kurie ateina ne pažiūrėti filmo, o nuveikti kažką kito fone, turint filmą ir galbūt pažiūrėti kelis filmus iš eilės. Jo, bet tai siaubo filmai iš esmės labai ilgą laiką, ypatingai JAV, tai yra visiškai pasimatymų filmai. Ir tai buvo labai ilgą laiką statoma krūva marketingo kompanijų dėl to, kad pirmas pasimatymas turi įvykti siaubo filmą, nes yra tikėtina, kad išsigandusi mergina ar vaikinas paims vienas už kitą už rankos. Ir tai buvo ir pristatoma, tai buvo krūva marketingo kompanijų, veskis merginą, ji tau paims už rankos, seniai.
Čia, žinok, bus wow. tai nu, mes iš to vat, ir išvažiuojam, kad jie buvo pristatomi kaip tokie filmai ir šiuo metu mes esam persivertę, kur, man atrodo, mes kaip tik nuo to bėgam. Nes, pavyzdžiui, aš nežinau, jeigu paimti ten kokį Midsommerį, ar jis yra labai baisus filmas? Nežinau, man tai jis gal labiau juokingas negu baisus, kai aš žiūrėjau. Jis šviesus, gražus, bet jausmas prastas pažiūrėjus. Nu, tavo rūpintojėlį romantiniai santykiai ten visiems kažkaip nelabai sekasi. Ai, ne, nu, žinai. Jo, bet gal čia vat, būtent reikėtų paminėti, kad nu, ir iš to kyla toksai dalykas, apie kurį aš ten labai dažnai galvoju. Mes turime ir šiaip bendrai tai yra dalykas, kad nu, manęs, nežinau, kartais paklausia, nu, tai ką tu veiki, nu, režisierius, ką tu darai? Siaubo filmus. O jo, aš tai siaubo filmų nežiūriu. Ir čia yra vienintelis žanras, nieks nėra pasakęs, oi, nežinau, aš komedijų tai nežiūriu niekada. Ne mano žanras. Ta prasme, siaubo žanras yra vienintelis žanras, kur žmogus, labai daug žmonių brėžia labai aiškę raudoną liniją. Ir taip yra dėl to, bent jau, nu, čia vėlgi, mano įžvalga kažkokia, kad labai daug žmonių turi labai aštrą patirtį su siaubo filmu vaikystę. Tai vad būtent, kai tu neturėjai žiūrėti video kauko, bet kažkaip atėjai ir ten rodė The Thing. Ir tau, nu, tai baisu buvo labai ir tu nenori daugiau žiūrėti siaubo filmų. Ir tada tu labai greitai brėži raudoną liniją ir sakai, nu, aš viską žiūrėsiu, bet va siaubo filmų tai ne. Paradoksaliai čia yra šiokia tokia iniciacija, ne? Nes visi horrorų fanai turėjo lygiai tą pačią patirtį, buvo labai šokiruoti kažkokio filmo dažnai ankstyvoje paauglystėje, bet nenubrėžė šitos raudonos linijos, kaip tik sakė, kad... Tai nuo to ir prasideda, kad arba tu brėži raudoną liniją ir tu sakai, kad aš niekada daugiau nemažiausiu siaubo filmų, arba kaip aš, tu eini į video kasečių nuomą ir meluoji, kad čia tėčiui atėjai paimti filmų ir sakai, man duokit visą siaubą. Tai žiūrėk, Jonai, iš čia klausimas. Ar tai reiškia, kad čia yra toksai, kad čia esame principinio ryšio su konkrečios asmenybės, kaip čia psichologinė sandara? Atseit, kad vat, arba tau tinka siaubo kinas, kaip po toks, ir tada tu jį mėgsti ir su tavim iš esmės nėra ko čia ilgai atvertinėti tave jį, tu vis tiek jį rasi ir žiūrėsi, arba vat, tavo jis netinka, jis tave šokiruoja, tau būna, žodžiu, bloga, liūdna ir kelia didelį stresą ir tada su tavim irgi nieko nenuveiksi, ar ne? Tu jau tada siaubo neišmoksi žiūrėti. Ar visgi esama kažkokios, kaip čia, teritorijos, kur abu šitie, kaip čia, archetipai gali susijungti, ar ne? Man atrodo, kad būtent dėl to reikia, kaip ir bet kokį dalyką, nu, reikia biški mokyti žiūrėti. Biški reikia atsisėsti ir duoti laiko, ir man atrodo, perlipti per tą, kad iš tikrųjų, tai kas mes matome ekrane, tai yra netikra. Nes žmonės labai ypatingai su siaubo filmais labai jautriai priema, nu, nes tai atrodo arti, tas ypatingai ten body horroras, kūniškas horroras, jeigu tai yra mėsos, jeigu tai yra kraujai, tai žmogui kažkaip atrodo, nu, čia tos baisybės rodo. Nenoriu, gyvenimas baisus, nenoriu žiūrėti baisybių. Žinai, ir tai yra, nu, jo, bet čia ne apie tai. Nes baisybės dažniausiai, nu, tai yra, arba tai yra metafora, arba tai yra raiškos priemonė. Bet, nu, nukirsta galva, į dažniausiai, tikrai galiu pasakyti, labai retai yra kertama tik tam, kad nukirs galvą. Ta prasme, dažniausiai po to kažkas tai turi slipėti. Tai va, tai aš manau, kad jeigu atsiras tradicija, po truputėlį tiesiog siaubo filmų žiūrėjimą, atsiras ir visiškai kitoks požiūris. Bet tradicijos klausimas, nu, tai va, ką ir sakau prieš tai, tiesiog nenubrėžti raudonos linijos, kad siaubo filmai čia yra kažkokie kitokie negu bet koks kitas kinas. Vėlgi, paradoksaliai, mano supratimu, tokia gaji, turtinga tradicija siaubo kino žiūrėjimo, atėjusi čia iš JAV, gimė kaip tik tuo laikotarpiu, kai įvyko, na, lūžis ir va, tie 8-9 klasikiniai slasheriai, ar ne, jie pradėjo kurti tiesiog naudojantis tomis pačiomis scenarijaus rašymo kategorijomis, ir šiaip paplito visiškai vienodi siaubo filmai, kurie tapo nuobodus ir va, dažnai skirti tik tai tam, kad išgąsdinti. Tai kažkoks, ar tau neatrodo, nes aš dabar pirmą kartą apie tai pagalvojau, kad esama kažkokio virsmo, kuriam paranku turėti ir prastus siaubo filmus, ar ne? Mums nereikia vien tik genijų kuriamų
šedevrų, kurie turėtų sąsajas labai apgalvotas su kitais filmais, ten gotikinė literatūra ir su politinėm aktualijom. Mums reikia ir šiaip užpildyti eterį prastais, pigiai sukaltais, galbūt net gerai, kokybiškai, komerciškai atrodančiais filmais, vien dėl to, kad įvyktų kažkokia normalizacija ir kad žmonės, įsikaltų savo tam tikras klišes į galvą, kad galima būtų su juom potom žaisti su klišėm, ar ne? Nes dabar, sukūręs rūpintojėlį Lietuvoje, retas žmogus tau pasakys, kad čia yra meta hororas, nes nematė ir prastų hororų. Nes tu negali pasakyti, čia žiūrėkit, čia mes žaidžiame su slasherio klišėmis, bet kai žmogus nežino, kas yra slasheris ir jo klišės, tai jis neįvertins turbūt šito mūsų viso įdirbio. Bet šiaip tai aš tai visiškai sutinku ir šiaip nėra, tu pats puikiai žinai, nėra gerų, blogų filmų, yra įvairaus pasirinkimo ir jo visokio reikia ir ypatingai, ta prasme, reikia žiūrėti daug blogų filmų. Nes tik žiūrint tikrai labai blogus filmus, žiauriai blogus filmus, galima įvertinti, kas yra geri filmai. Ir aš pats, pavyzdžiui, aš tai labiausiai norėčiau, aš dabar rašau kažką, biški kito, ten irgi toksai gal asmeninis labiau projektas, bet šiaip labiau už viską aš norėčiau padaryti siaubo filmą, kur realybės šou metu, pasimatymų realybės šou metu saloje prasideda zombių apokalipsė. Ir realybės šou dalyviai privalo kažkaip dylintis su tuo ir bandyti surasti savo gyvenimo meilę zombių apokalipsės metu. Ar galima tyčia padaryti prastą filmą, Jonai? Tyčia padaryti prastą filmą. Bet čia, yra, man atrodo, gal tas, apie ką tu kalbi, tai blogai, kad jau visai pasidaro gerai. Aš galiu pateikti tokį pavyzdį, yra toksai mano labai mėgstamas kūrėjas Takashi Miike, jis yra padaręs žmogus 120 filmų per gyvenimą. Jam 5 metų yra, jis po 4 per metus pliekia. Ir jis padaro vieną filmą, kuris važiuoja į Kanų kino festivalį. Tada jis padaro kitą filmą, kurio IMDb įvertinimas yra 2,5. Apie Beyblade'us. Ta prasme, Beyblade'ų ekranizacija. Jis padaro 3 filmą apie dainuojančius policininkus ir tada kažkokį serialą. Ir sako, aš baigiau šitos metus, sekantis, vėl Kanai. Ir yra Takashi Miike. Ir man atrodo, kad ten yra, jis labai aiškiai žino, kada jis peržengia į trešo kategoriją ir kodėl jis tai daro. Nes, ta prasme, ką mes vadiname blogo filmų nekokybę, tai labai daug tada, nežinau, lietuviškų filmų yra nekokybiškų, turbūt, jeigu mes galim. Tai tiesiog nekokybiškų. Bet ar tai yra tas, kažko blogo filmo standartas? Nes iš tikrųjų, jeigu žmonės blogai vaidina, pavyzdžiui, kas yra tam, blogai vaidina filmą, tai gal jiem liepia blogai vaidinti, gal jie turi vaidinti, taip, kad mes netikėtume, kad čia yra tikri žmonės. Bet tada viskas turi veikti tam ir vienam tikslui. Ar tyčia galima padaryti, aš manau, mažai žmonių gali padaryti tyčia blogą filmą. Čia mano toksai yra. Mažai žmonių ir čia yra aukštos meistrystės ženklas. Žmogus, kuris geba padaryti tyčia blogą filmą. Tai atitinkamai tiesiog klausimas, kam, nes mano suvokimu, mano supratimu, visos šitos praktikos, ar ne, kurios krenta į akis kaip kažkas netitinkantis. O, velnas, ką aš turiu omeny? Žiūri filmą, matai, kad vaidina prastai, ar ne, labai prastai vaidina. Arba kad kažkoks ten specefektai padaryti neįtikinamai, ar ne, visiškai, ta prasme, tu matai, kad tai yra netikri sprogimai, tai yra, matosi tam prie ko pririšti žmonės, ar ne, visi šitie dalykai. Jeigu tai yra, Takashi Miikės tokioj tradicijoje padarytas filmas, kur yra, suvaldytas prastumas. Kam? Kodėl nepadarius visada filmo, kuris atrodo kokybiškai, kuris tave įtikina, kuris tave įtraukia, ar ne, kam išmušt žiūrovą iš tokio naturalistinio lūkesčio, kad viskas bus kaip gyvenime? Mano galva, tai yra raiškos priemonė, tai yra raiškos priemonė, kuri komunikuoja visiškai kitokį smagumą. Kur tu, aš, pavyzdžiui, buvau Šveicarijoje, rodė Rūpintojėlį, rodė dar daug kitų filmų ir vienas iš filmų buvo, kaip jis vadina, esmė yra, kad yra naciai, bet jie valgo sūrį ir naciai gyvena sūrio pilyje ir tada yra mergina, yra vienintelis juodaodis jos vaikinas, kaime vienintelis ir jį pagrobė naciai į sūrio pilį.
Nu ir tada mergina pasiema didelį kirvį ir eina žudyti nacių ir lydo jos sulydytų sūrių. Ten yra wow. Ir tai yra visiškas trešas. Ta prasme, bet man buvo taip smagu, nes aš suprantu žmonės, šitai aš nesitikiu gero efekto. Aš tikiuosi, kad aš matysiu feiką, aš matysiu, kaip jie blogai vaidina. Nes aš pasižiūriu, čia net ne aktoriai, čia modelis kažkoks vaidina iš tikrųjų, nes jie turbūt to ir norėjo. Bet aš gaunu kažkokį tokį gaivališką faną, tai žiūrėdamas. Aš ten draugas su visa sale rėkiau, kai nacijai skendo sūrio upėse. Tai ir šitas, ir paskui nežinau, nu pavyzdžiui, dabar yra toksai labai rekomenduoju, suomių filmas Sisu vadinasi. Jis nebūtinai yra visiškai siaubo, bet ten irgi vyras eina žudyti nacių. Vienišas suomis. Iš jo pavogia auksą ir jis... Lytusi tokia kolektyvinė fantazija. Ir jis tiesiog eina tvarkytis su naciais. Vienas turi peilį, nepasako ne žodžio per filmą. Bet yra tiek smagumo. Yra taip gerai, kai tu žiūri, tu galvoji, dabar tavo galva subadys kaip arbūza. Ir čia taip iš tikrai nebėga kraujas iš žmogaus galvos. Bet ta prasme labai smagu žiūrėti kaip bado nacija. Tai visą laiką gyvenime jo. Tai man atrodo, kad tai... tas, sakykime, tas nekokybė arba trešas kažkoks, kurį tu pasirinkai, tai jis tiesiog suteikia tau visiškai kitokias raiškos galimybės. Ir tada tu ir neseki, kad filmo patikėtų. Ta prasme, tai nėra, kad štai realus gyvenimas, Sūrio pily gyvena nacijai. Ko tu sieki tada? Tu seki žmogų, man atrodo, paliesti ir sujaudinti per biški kitus laukus. Tai yra, tu jam duodi kaip tik vietoj realybės, tu jam duodi nerealybę. Tu jam duodi tai, ko nėra. Tu jį nustumi kuo toliau nuo to ekrano, kad jis kuo labiau netikėtų ir kuo labiau galėtų negalvoti, kad čia yra tikra, o tiesiog apturėti gerą laiką. Kažkoks leitmotyvas šiandien mums gaunasi, kad, žodžiu, siaubo filmas atlieka savo tikrąją funkciją, nes mes tarsi dabar taip išeina šiandien, kad išgąsdinimas nėra tikroji funkcija. Ne? Išgąsdinimas yra šalutinis efektas, gerai, jeigu jis yra, jeigu nėra nieko tokio. Ir yra pagrindinė funkcija, yra, žodžiu, kažką pasakyti apie tikrovę, kažką pasakyti apie žmonių santykius ir panašiai. Ir kad siaubo filmas paradoksaliai geriausias yra, kai sugeba palaikyti šitą atstumą tarp savęs ir žiūrovo, ar ne? Kai arba yra pakankamai protingas, kad nurodytų į kitus kūrinius ir tada atitinkamai žiūrovui suteiktų galę ir atpažinti truputį iš anksto savo kažkokius sprendimus ir tada atitinkamai, kadangi jis jau nėra įtrauktas į šitą kūrinį visiškai jį reflektuoti kažkaip, arba jis yra pakankamai crazy, kad tiesiog darytų bet ką, kad tu niekada negalėtum gyvenime įsitraukti. Ar čia, ta prasme, kažkokia visiškai nauja tendencija siaubo kine, ar tu sakytum, kad visada maždaug taip ir buvo? Ta prasme, siaubas priklauso nuo šito tokio pusiau ironiško atstumo. Ar siaubas yra toks iš prigimties ironiškas žanras? Taip, neabejotinai. Neabejotinai. Ir man atrodo, jis privalo toks būti, kad tiek kūrėjas, tiek žiūrovas turėtų tą distanciją nuo ekrano, nes jeigu tu gal norėtum patikėti, kad ten viskas yra tikra ekrane, nu tai labai daug baisų dalykų vyksta, žinai, tada nežinau, ar žmogus gali tiek pakelti. Žinai, yragi tokių probleminių kūrėjų, kaip pavyzdžiui Michaelis Haneke, ar ne, kuris labai akivaizdžiai ir deklaruoja, kad yra problemiška, kad mes rodome tiek smurto ekrane ir kad mes esam nejautrus tam smurtui dėl to, kad jo yra labai daug ir kad, ta prasme, yra svarbu sukurti tokį filmą kaip Funny Games, kur tau gražina šitą atsakomybę už tai, kad tu žiūri žudomus žmonės ir už tai, kad tai nėra tiesiog kažkoks, žinai, fantazijos polikis, o tai yra... Čia ir, žinai, moralės klausimas, man taip atrodo. Kaip mes vertinam, ar tai, kad žmogus ten miršta ekrane, tai yra kažkaip moraliai neteisinga, ką daro kūrėjas? Ar jis tai naudoja tiesiog kaip dramaturginį vienetą, kuris toliau stumia istoriją į priekį? Iš esmės. Nes pagrindinė taisyklė, bet, pavyzdžiui, žinai, rašant siaubo filmą arba darant kažko, kiekviena mirtis turi stumti istoriją į priekį. Žmonės negali mirti šiaip sau. Tiesiog, kiekviena žūtis turi kažką pakeisti. Tai negali būti tiesiog
smagu, nes smagu. Nu tai tada prisiminkime mums abiem labai patinkanti Mario Bavos filmo Bay of Blood, kur... Jo, čia didelės rekomendacijos, yra nuostabus. Vienas pagrindinių, manęs kai klausia, kokia pagrindinė Rūpintojėlio inspiracija, aš dažniausiai sakau Bay of Blood, nes man tai mažai kas žino. Tai yra šiam 8, man taip atrodo, metų filmas, kurį vadina pirmuoju turbūt slasheriu iš viso. Nu, jis net ne pirmasis, jis yra prieš pirmuosius slasherius. Bet ten istorija tokia, kad atvažiuoja kažkokia ten jaunimas, į kažkokią apleistą namą. Ten net taip, iš pradžių, filmo siužetas yra apie tai, kaip krūva žmonių kalasi dėl galimybės paveldėti tokį milžinišką namą ir ten gabalą bežero prie jo, žodžiu, dėl milžiniškų turtų. Ir jie nuo pat filmo pradžios pradeda vieni kitus žudyti, neaišku, kas yra žudikas, visi yra įtariamieji ir nuolat, ta prasme, kas 5 minutės žmonės miršta. Jo, ir tada staiga... Bet kaip tai atrodo, tai yra tiesiog 20 minučių jaunimas vakaroja smagiai ir tada yra ietis kadre, prie jos bitvytant tą kamerą ir ietis eina per namą. Jie eina ir tada susminga žmogų į kūną. Ir prasideda žudynės. Tai žodžiu, bet ką aš norėjau priminti, tai kad tarp šitos istorijos, kuri turi šiokį tokį siužetą, ten yra tokia intriga, ar ne, kas galiausiai, ar yra vienas žudikas, ar tiesiog visi žudikai, ar kas nors galiausiai liks gyvas ir paveldės viską, ar ne, ir į tarpą maždaug per vidurį šitos istorijos yra įdedamas kaip nežinau, šortas kažkoks, kaip trumpas filmas, kur atvažiuoja į tą teritoriją tiesiog jaunimas, visiškai nesusijęs su tuo, kas vyksta tame filme. Visiškai. Jie geria, mylisi, yra išžudomi ir viskas. Ir jie nieko bendro neturi su nieko kitu. Tai tiesiog įvyksta ir tas niekas nei labai aiškinasi, kas jiems ten nutiko, nei kažkaip ieško jų. Tai va, Jonai, ką tik sakei, kad negali būti. Kad... Jo, bet Mario Bava jam nesvarbu buvo šitie dalykai. Mario Bava gyveno Italijoje 70-aisiais, jis sukūrė nuostabus filmus, bet jis nežinojo šitų taisyklių. Ir jam, aišku, tai netrukdė, žinai, gyvenime. Labai įdomus dalykas, čia mes turbūt neturim laiko labai įsigilinti, bet visiems rekomenduoju pasidomėti įvairiais tekstais apie santykį tarp gotikinės literatūros ir siaubo. Ir turint omeny, kad gotika tiesiogiai padarė įtaką detektyvui, tokiam žanrui kaip detektyvas, nes gotikoje atsirado šito nežinomybės kažkokie elementai, mėginimas išsiaiškinti, labirintais visokiais vaikštant, ten tapatybės klausimus ir panašiai, jie tiesiogiai susisiejo su ten Arturo Conan Doyle'o kai kuriom istorijom apie Sherlocką Holmesą ir natūraliai tapo džialo žanru Italijoje, kuris gimė iš postmodernių detektyvų, kurie buvo geltonais viršeliais spausdinami. Ir, žodžiu, yra visa eilė tyrėjų, kurie sako, kad Mario Bava, ar ten Dario Argento, ar ten kiti, žodžiu, italai, kurie kūrė šitus keistus, tarsi jokiai scenaristiniai logikai, nepaklūstančius detektyvus, jie iš tiesų tęsia tam tikrą prasme gotikinę tradiciją, kurios pagrindinis tikslas yra išmušti žiūrovo iš pozicijos, kad tu viską gali nušvies proto šviesa. Nes gotikinė literatūra gimė kaip kai kurie dalykai yra tiesiog nelogiški. Taip. Bet aišku, jeigu mes keliaujame klasikinę dramaturgiją, jeigu mes sakome filmo dramaturgiją, tai čia yra pirmo kurso studentas, kuris ateina į muzikos ir teatro akademiją ir tu jam sakai, dramaturgija, svarbu, jis sako, man nereikia, aš geriau žinau, filmas yra istorija, tu sakai, ne, yra trys taškai, žinai. Ir šitos dalykus, reikia tiesiog, reikia pertikti ir perduoti, bet jo, aš suprantu, ką tu sakai ir suprantu turbūt iš kur ateina, kad tikrai ne kiekvienas filmas gali būti paaiškinamas vidinė logika, bet grįžtant prie siaubo filmo, aš vis tiek norėčiau grįžti prie to, ko mes pradėjom pokalbį. Man atrodo, galiausiai kontekstas yra be proto be galo svarbu. Žiūrint siaubo filmą, ne tiek kontekstas, kiek tradicija tiesiog žiūrėti siaubo filmus ir nepriimti to kaip kažkokio visiškai unikalaus dalyko. Aš dar noriu, kad tu, kadangi žingsnį atgal žengsti, kadangi šnekėjai apie moralę ir apie tai, kad čia, nežinau, nereikia kelti šitą moralės klausimą, galima tau mesti tokią provokaciją, kad tai tada siaubo kūrėjai visi yra cinikai ar ne, amoralūs cinikai ir atitinkamai, kad tu mėgautumeisi siaubo filmas, tu irgi turi būti amoralių cinikų, ar ne? Tai yra lengva užimti poziciją. Aš noriu, kad tu pabaigai apgintum siaubą nuo šitos kritikos.
Apginčiau. Ne, bet aš iš tikrųjų turėjau šitą momentą, kai, pavyzdžiui, kai gamini filmą, dažniausiai tu važiuoji per marketus, tai yra, kur tu pristatinėjai filmo idėją ir ją bandai susirasti potencialių partnerių, pristatydamas filmo istoriją. Tai kai mes važiavom ir pristatinėjom tam tikrose marketuose rūpintojėlę, kur dažniausiai būdavo meniniai ar house filmai ir mes siaubo filmas. Ir prie manęs eidavo visokie tokie labai seni dėdės vokiečiai ir sakydavo, Oi tu cinikė. Ir tu sakai, ne, ta prasme, aš nesijaučiu nei kažkoks blogas žmogus, nei sociopatas, bet sako, bet tu turi biški būti, žinai, kad kurti siaubo filmus. Sakai, ne, aš tikiuosi, aš norėčiau tikėti, kad čia viskas yra, žinai, fundamentaliai gerai. Ir tai kyla būtent iš tos percepcijos, kad siaubo filmas yra kažkokia nuodėmė. Ta prasme, kad siaubo filmas, iš esmės, žiūrėti siaubo filmą, yra biški nuodėmė. Biški negalima. Šiaip negalima, nes nelabai galima. Ir man atrodo, kad tai yra ir kažkaip sustovėjo nuo to, kad taip, tai yra paribio žanras, tai yra ekstremalus dalykas, jeigu mes imame muziką, nežinau, tai vėlgi ten metalas, pankrokas, noizas, ta prasme, tai yra visiškai tas pats paribis, kur mes atsiduriam į tokią, kur kai kuriam žmonėm atrodo per ekstremalų, nors šiaip nėra. Nors šiaip iš esmės, tame žanre nėra nieko, kas galėtų atbaidyti bet kokį žiūrovą. Ir jis kalba visiškai taip pat apie krūvą temų, kurios žmonėm galėtų būti svarbios. Ir man atrodo, kad būtent čia yra tas nesupratimas, čia ta pati raudona linija, kurią nusibrėžiau, kai žmogus sakė, aš nežiūriu siaubo filmų, nes. Kodėl? Nes ten baisu labai. Bet nebūtinai baisu, nebūtinai, nes jeigu tu prieisi, būtent iš tos pozicijos, kad siaubo filmas tave išgazdins, tai tu tik tai to ir lauksi. Arba tu į tai gali žiūrėti kaip į filmą, kuris yra istorija. Ačiū Jonai, mes labai punktualiai baigiam, bet mūsų klausia, ar bus klausimų ir mes sakom, kad mes priimtume, tai yra žmonės. Taip. Mes pasidalinsim, Dima, vienu mikrofonu. Aš norėjau pasteirauti tokio dalyko, poros klausimų tiesiog. Vienas būtų, gal jūs žinot, kodėl kartais būna taip, kad pavyzdžiui, žiūrint vieną filmą, kuriame yra labai daug, nežinau, kraujo ir panašiai, tavęs tas nejaudina ir net, pavyzdžiui, suteikia kažkokią nostalgiją, tai pavyzdžiui, ten žiūrint Screamą arba, pavyzdžiui, Final Destination, tos mirtis jos nėra tokios, kad ten gazdintų ir panašiai. Bet tada, pavyzdžiui, aš visai neseniai peržiūrėjau, nes nemačiau tiek metų, atrodo, išėjęs filmas, pasižiūrėjau Sinister, aš nemoku paaiškinti to jausmo, bet kažką viduj manie sugniuždė. Tarsi aš mačiau, atrodo, daugybė siaubo filmų, ne 10, ne 20, bet tikrai daug ir baisių filmų, bet tas filmas, aš nežinau kodėl, bet jisai paliko manie kažkokį tokį, kur aš paskui sakiau vienam draugui, kuris rekomendavo, aš sakau, ačiū Dievui, kad žiūrėjau Dieną. Toks maždaug toks, nes aš tikrai, atrodo, ir mėgstu, ir daug peržiūrėjau, bet sakau, paliko kažkokį tokį. Ir man tada antras klausimas, kuris būtų, tai būtent jūs irgi, turbūt ir vienas, ir kitas esat peržiūrėję labai daug siaubo filmų. Man tiesiog yra įdomu, koks siaubo filmas jūs taip pagavo, kad jūs tiesiog sėdėjot po jo ir galvojot, Dieve mano, kas čia buvo dabar. Ir tai tokie du klausimai, dėkui. Aš gal pirmą dalį pabandysiu atsakyti. Man atrodo, kad vienas iš tų dalykų, kodėl veikia filmai stipriai vienus ar kitus, tai čia yra jau jūsų asmeninis dalykas, mūsų veikia labai skirtingi dalykai, bet kas liečia kraujo ir smurto pavartojimą, man atrodo, tai yra labai, vėlgi, universaliai atsiremia į mūsų pačių kažkokias baimes. Pavyzdžiui, man gorės arba ten žarnos mėsos, aš neturiu absoliučiai jokios reakcijos. Ta prasme, man tai yra visiškai bet. Pavyzdžiui, nežinau, ar prisimenat Hereditary filmą, kai mergaitė iškiša galvą pro langą, ta prasme, ir aš žiūriu ir aš žinau, dabar, ir tai yra smūgis, mergaitės galvas krenta ir man tai buvo, ta prasme, aš kvepot negalėjau kurį laiką po to. Bet tai yra dėl to, kad tai yra ir vaikas, ir kažkaip labai tai tiksliai ir tikrai, nes man atrodo, vėlgi, čia priklausoma, koks, ta prasme, jeigu mes naudojam smurką ekrane, koks yra efektas. Ar mes norim, kad žiūrovas patikėtų, kad čia yra tikra visiškai ir kad čia yra šalia, ar mes kaip tik darom kraujo balių, ta prasme, ir mes iš karto deklaruojame, čia nėra tikra, čia nukerti galvą, bėga fontanas. Toks yra mūsų priėjimas.
Jo, aš noriu papildyti, labai paranku šitoje vietoje, žodžiu, labai greitas ekskursas į kino istoriją. Ilgą laiką buvo manoma, kad ankstyvasis kinas, ar ne, patys pirmieji filmai, jie buvo tokie negrabus, nemokėjo žmonės daryti filmų tratata ir paskui ilgainiui atėjo ten Griffithui kokiam nors ar panašiai, žodžiu, išmoko montuoti filmus, išmoko kurti įtraukiančias istorijas, ar ne, ir tada tikras kinas yra tas kinas, kuris pasako istoriją, siekia tave įtraukti ir psichologiškai ar ne paveikti. Filmas tarsi tokia teleologinė kryptis. Bet kažkada 80-metyje žmonės iš archyvų susirinko pažiūrėti labai didelį korpusą ankstyvųjų filmų ir toksai Tomas Gunningas, jis suformulavo teoriją, kuri vadinasi atrakcijų kinas, kuri iš esmės išskyrė dvi kryptis kino raidos. Viena visada buvo mėginimas papasakoti istoriją, bet kinas visada egzistavo ir kaip atrakcija, kaip dalykas, nuo kurio tu gebi atsisieti vien dėl to, kad tai yra šou, kurį tu ir matai kaip šou ir kuris visiškai nemėgina tave įtraukti į savo vidų. Ir kalbant apie tai, kur yra tas trigeris, kai tave išmuša, ar ne, ir šitą teritoriją, kur mes su Jonu šnekėjom, kad tu sėdi ir džiaugiesi tiesiog, ar ne, galima būtų pasakyti, kad esama tam tikro reginio pertekliaus, ar ne, tai dėl to, koks Final Destination, ten yra tiek daug kraujo, tiek daug mirčių, kad šitas perteklius išmuša tave, tu jau negali tuo patikėti ir tada atitinkamai, nėra baisu, nebent tu esi šiaip jautrus žmogus. Kita vertus, kai viskas yra taip, gan tikroviška ir tau daug ką leidžia prisigalvoti pačiam, būna labai baisu. Atitinkamai visi filmai, kurie mane kažkada yra išgąsdinę, yra būtent tie filmai, kurie nieko nerodo iš esmės, ar ne? Jie yra atmosferiškai baisus ir aš bijau tada pats savęs, aš tada juos pripildau to turinio, kuris yra manyje ir kuris man šiaip psichologiškai, egzistenciškai neramina. Čia buvo klausimas vienas iš audrių. Kuria pusė? Čia. Labai durna, jūs čia daug kalbėjote apie Lietuvos kultūrinį lauką, kaip neturim savo žiūrėjimo tradicijų, iš tiesų, prie Smetonos Drakula Frankenšteiną rodė po 40 metų nulį, žinai, iki VHS. Ir man kilo, prisiminiau visokį nesąmonę daug. Tai išsirinkau vieną moralinę dilemą, paklausiu jūsų ir moralę, kalbant, pasirinkimo. Prieš 10 metų buvo tokia istorija, Egidijus Drakūnas Selas užpuolė Klaipėdoj kasininkę, nes neįleido kino teatro forumo kasininkės, sumušė, nes neįleido jo mažamečių sūnumi į filmą World War Z, kuris yra apie zombius. Jūs kaip siaubo žmonės, kinošnikai, kurią poziciją palaikytumėt? Ko jums labiau gaila, kasininkės ar vaiko, kuris nepamatė siaubeko? Visą laiką užėgė. Ne, čia nebuvo pasirinkimas, atsiprašau. Arba vaikas, arba kasininkas. Palauk, kaip čia dabar? Dimitrijau, tu gal labiau būsi pasiruošęs atsakyti šitą moralinį diskursą. Žinai ką, aš kadangi esu šitas patyręs diplomatas, tai išvengsiu klausimą ir papasakosiu kitą istoriją. Aš Skanoramoje iki COVID-o Kaune rodžiau, mes festivalio metu tiesiog buvo seansas Gasparo Noé filmo Ekstazė, iš kurio išėjo pasipiktinęs žmogus, toksai pagyvenęs buvęs Marozas, esantis iki šiol turbūt jau apie 5 metų buvo, ir jis iš pradžių labai pykusi su mūsų infocentro darbuotojams, paskui pamatė mane žmogų, kuris pristatinėjo šitą filmą labai entuziastingai ir prieėjęs griebė už gerklės ir sakė, aš tave, žodžiu, ten tu toks ir toks, nužudysiu, akį išdursiu, žodžiu. Tai tokiais atvejais aš pasidžiaugiu už tai, kad yra akivaizdus pavyzdžiai, kur žmonės dėl meno linkia net muštis. Jis veikia ir kino žmonėm reikia. Aš dar prisidėsiu prie šito parūpintojėlio, į mane yra Biblija meta. Bet aš žinau, kad čia yra, žmogus turėjo atsinešti Bibliją, ta prasme, jis turėjo pagalvoti apie tai, pasėdėti, pakontempliuoti, jis dar net nematė filmo. Ir jis galvo, aš paimsiu savo Bibliją, jeigu man reikės netyčia sviesti šitą žmogų. Ir aš taip ir priėmiau, jis kažkaip tikėjosi iš manęs kažkokios reakcijos, aš tiesiog nusišypsau ir nuėjau. Bet buvo malonu iš tam tikros pusės. Mes dar paskutinį turbūt klausimą, ne? Laikas. Pabandykite atsakyti šitą klausimą trumpai.
O jūs nekalbėjote apie siaubo literatūros vaidmenį siaubo kinėje. Kingas ir visi kiti. 50 minučių turėjom. Labai Taip, bandėme pakalbėti, bet... Tai pabandykite trumpai atsakyti. Tai aš labai prabėgom ir paminėjau apie tai, kad siaubo kinas be gotikinės literatūros neegzistuotų. Bet Kingas neegzistuotų be gotikinės literatūros. Mes, jeigu šnekame apie ekranizacijas, apie tai šnekėti yra neįdomu. Ekranizacijos, kinas nuo pat savo pradžios, kaip menas, kad būtų suprastas rimtai, kad nebūtų suprastas tik kaip pramoga, kuri yra technologinis toksai spektaklis, į kurį ateini sumokėjęs ten labai mažai pinigų ir išeini, o kad būtų suvokiamas kaip menas, labai anksti pradėjo ekranizuoti literatūrą, nes ekranizacijos tada suteikdavo jam legitimumą. Žmonės suprasdavo, kad čia yra Romeo ir Džiuljeta nufilmuota. Tai vadinasi, man buržua negaila sumokėti pildomus pinigus. Ir taip susiklostė tradicija, kad kine ekranizuojant, ir pirmos ekranizacijos kine buvo tuo pačiu ir gotikinės literatūros. Ar ne Drakula atėjo taip į kiną, Frankensteinas atėjo taip į kiną. Tai taip, kad dabar ekranizuojamas Stephenas Kingas, ar ten koksai Clive'as Barkeris, ar dar kažkas, tai yra šitos tradicijos tąsa. Ir aš nesakyčiau, kad raiškos priemonių požiūrių literatūra daro labai didelį įtaką kinui. Jie vystosi iki šiol paraleliai ir tiesiog kartais randa bendrų temų. Siūlau pratesti jau koridoriuje klausimus. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ir mes turim Jums lauktuvių, dovanų nuo organizatorių. Peilių rinkinys. Kad žiemą šalta nebūtų.